Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu, kas dabar metas, ačiū, kad įsijungėt MC Forza kanalą, su jumis Karolis. Ir mes sveikinamės per trečiąjį podcast, tai yra informacinis video, kuriame pasakysiu žiauriai tokią naujieną, kurios tikrai nežinau, kas tikėjosi, jau kažkam esu pasakęs iš savo draugų, bet, jūs tikrai to nežinosit, nes tą minėjau jau praeitam video, neminėjau, net nežinau, ar praeitas video bus, ten buvo HardMC Pro serveris ir vienu žodžiu jo. Tai esmė ta, kad sugalvojau dėl tokių, taip sakant, priežasčių, kad, žinot mano kanalą tikrai, aš čia keliu Minecraftą, visokius kitokius žaidimus, kartais įkeliu tokius video kaip Top 10 faktų ir šiaip kažkokie ten video, maždaug kažkas tokio, ten 30 metų po Černobylio ir tokie kaip informaciniai kažkas tokio video, kurie nėra gameplay. Tai tuose videose ir yra esmė, nes aš žiūriu, jie surenka labai daug peržiūrų. Palyginus su Minecrafto video, jie tikrai surenka daugiau peržiūrų. Tai esmė ta, kad pagalvojau, kaip sakant, kad labai jūsų neklaidinti, nes, tarkim, kas nors laukia tokio pačio video, top 10 faktų, o taip, ir vis Minecraftą ir tokia, čia jis tik tais Minecraftą jau nebekurs top 10 faktų, turbūt viskas, aš atšaukiu jo prenumeratą. Tai va. Tai, kad taip neatsitiktų, aš sugalvojau padaryti jums visiems, kad būtų patogu ir gera gyventi. Tai yra mano kanalas, tai yra MC Forza kanalas, skills į 2 kanalus. Tai vienas iš jų bus MC Forzas, tiesiog, o kitas bus MC Forzas Graina, MC Forzas Players ir MC Forzas, vienu žodžiu, kur bus žaidim. Tai esmė ta, kad tame MC Forzas kanale bus vien tik faktai, ten vien tik tokie montažiniai video, ten nebus jokių žaidimų. O MC Forzas Gaming, net nežinau, kažkas tokio tame kanale, tai bus vien tik žaidimai. Nieko daugiau. Nes suprantat, tie video, kur ten montažai yra, ten 10 baisiausių vietų, jie surenka daug daugiau peržiūrų ir daug daugiau įvertinimo gauna ne kaip mano paprasti video. Tai va, tai esmė ta, kad description'e, tai yra aprašyme, paliksiu jum visiems linką į naująjį kanalą ir susitiksime naujame kanale. Taipogi ir šitame kanale. Tai galit jos netgi abudu prenumeruoti. Arba galit prenumeruoti vieną. Priklauso nuo to, kas jums mano kanale patinka. O tai. Taigi, tai daugiau kaip ir neturiu ko pasakyti. Nepamirškit šito video įvertinti, pakomentuoti, ar jums tokia sistema patinka. Ir, žinoma, prenumeruoti abiejų kanalą. Su jumis, kaip visada, buvo Karolis ir aš atsisveikinu iš MC Forza studijos. Ate.